Sąmoningai pabadauti yra naudinga mūsų organizmui, bet daug žmonių, kai išgirsta, o badauti, nu jau ne kaip galima susilaikyti nuo to skanaus maisto, bet tas klaidingas įsitikinimas veda prie daugybės sveikatos problemų, nes žmonės valgo cukrų, gliuteną ir taip toliau, kai tuo tarpu šio savaitgalio mano organizuotoje sąmoningo badavimo stovykloje moteris detoksikavosi ir kartu mankštas atliko ir jautė kaip tik daugiau energijos negu kasdienybėj, kai valgai, ypač kai saldumynus valgai, gliuteną valgai, dar daugiau nuovargio ateina negu tada, kai mes pabadaujam, kai organizmas pradeda valytis, pradeda atsinaujinti ląstelių lygmenyje, nes vyksta autofagija. Tai yra, kai ląstelės pačios save atnaujina. Dar paderinam, jeigu su meditacijom, nuostabus efektas. Pabandykit pradėti bent jau nuo protarpinio nevalgymo, o gal ir pabadauti kelias dienas.